Darysim remontą traktoriui Janmar 2310. Kadangi jam neklė hidraulika, iš viso jį net neveikia ir nevažiuoja. Tai yra įjungi bėgį, jis nevažiuoja. Buvo toks reikalas, tai jis važiuoja arba nekelia hidraulika, arba atvirkščiai. Meistrai, kurios beskambinčio šitos problemas man negalėjo paaiškinti, kame čia yra reikalas, bet galėjau paaiškinti, kiek tai kainuos. Vien tik už pasižiūrėjimą vienoje vietoje prašė 150 eurų, o kitoje vietoje 30 eurų į valandą. Aš pagalvoju, kad tai žiauriai brangu labai, todėl nusprendžiau remontą daryti pats, kadangi neturiu aš ką prarasti. Nieko čia nėra turbūt sudėtingo. Taigi mes šitam video apsižiūrėsim, kaip aš dariau šitą remontą, atsukinėjau visas detalės, jos pravalinėjau ir išsiaiškinau priežastį, dėl ko man nekėlė hidraulika ir nebevažiavo mano traktorius. Traktorius šitas yra pusiau automatinis. Nėra, kad būtų automatas, tiesiog turi dvi dėžės. Viena dėžė pusiau automatas stovi, kur bėgius jungia tas pats tepalas, kur valdo ir transmisiją, o kita dėžė yra paprasta, kaip palėtintas ir pagreitintas. Reiškia, 3 sektoriai iš viso yra dėžių, kur tepalas reikalingas visom 3 sritim. Čia aš truputį išardžiau priekį. Dabar va parodau, kad įjungiu bėgį ir traktorius nevažiuoja. Ir kaip sakiau, šitos problemos man nieks negalėjo paaiškinti, o už pasižiūrėjimą žmonės labai brangiai nori. Ir dar neaišku, kiek tenais valandų žiūrėtų. Todėl aš nusprendžiu daryti remontą pats. Taigi įrankių reikia ne per daugiausiai šitam visam reikalui. Pirmą nuimsim baką. Reikia viską iš tikrųjų išardyti, išvalyti, kadangi traktorius buvo senas. Pas man jis dirbo porą metų, aš jį pirkau padėvėtą. Ir va, po 2 metų jis visiškai nustojo man dirbti. Prieš tai, kaip jūs darysit remontą, visą laiką prisiminkit tai, kaip jūs ardot, kad žinotumėt, kaip paskui atgal viską sudėti. Tai yra labai svarbu, nes bus daug vargštų, jie gali pasimesti, todėl viską užrašinėkit arba dėkit atskirai, kad žinotumėt, kur ką darėt. Traktorius nėra naujas, bet dirba jis gerai. Aš patenkintas, nereikia jokių ten galingų traktorių pirkti, kad prašienauti arba pasidaryti savo kažką tai iš žemės. Taigi aš tą traktoriuką visą išardžiau, pastačiau jį ant dankratų. Nu ir dabar žiūrėsim, kame čia yra reikalas. Čia yra siurblys transmisijos. Ir vien tik už tą siurblį, kad jį nuimti, ir jeigu jis, pavyzdžiui, neveikia, pakeisti naujų, tarkim, jeigu jis kainuoja 250 eurų, vien tik atsukimas įdėjimas kainuos lygiai tiek pat, kiek tas kainuoja siurblys. Taigi galima įsivaizduoti, ant kiek neapsimoka atidavinėti į taisyklą. Geriau pačiam įsiaiškinti, kame yra reikalas, jeigu jis neveikia iš tikrųjų tas siurblys tepalų, tai tada jau geriau pačiam jį nusipirkti ir pakeisti. Šitą siurblį laiko tik tai 4 varžtai. 4 varžtus atsukti ir 4 varžtus vėl užsukti atgal. Visi reikalai. Už tai tikrai nereikia atidavinėti 300 eurų kažkam. Nereikia skubėti atidavinėti taisyklą, kai man sakė, kad
metu nelabai ten kas galės padėti. Ten mes profesionalai, iš tikrųjų jokių čia profesionalizmo nereikia. Galima pačiam visos detalės pakeisti, ar tai būtų dėžiai, ar būtų variklė. Nereikia nieko bijoti. Drąsiai ėmat raktus rankas ir ardot. Taigi dabar pradėsim nupilinėti tepalą. Tepalas man iš pradžių pasirodė visai neblogas. Kai nupilinėjau, nebuvo jis toksai pūvinas. Čia yra pirmas skyrius, aš išpilu iš greičių dėžės. Tai iš tikrųjų vidurinis skyrius. Dar buvo pirmas skyrius ten, kur yra pusiau automatinė dėžė stovi. O šita dėžė yra kaip palėtintas ir pagreitintai yra bėgiai. Yra dar vienas skyrius, paskutinis. Tai ten tas skyrius atsako už kardaninį velnią ir tiltą galinį. Kadangi čia pas mane yra galinis tiltas tik tai, vienas tiltas, o štai šičia ir yra filtras. Atsukau, čia toks kamštis. Štai yra pats filtras. Filtras iš tikrųjų yra labai užsikimšęs. Aš jį paskui keičiau naujų, kitokių, nes tokį aš neradau. Ir tai, ką aš pamačiau viduj, mane labai nustebino, kadangi iš išorės tepalas atrodė švarus. Su matuokliu jis atrodė labai švarus. Bet viduj yra tokia nusistovėjusi tiurla, kurią nepamatysi, kol neatsuksi viską. Štai va tokie va nešvarumai buvo aplypę mano filtrą. Ir tai buvo pagrindinė priežastys, dėl ko man nevažiavo traktorius, nekėlė hidraulika, kadangi per filtrą negalėjo praeiti tepalas ir tiesiog nebuvo sudarytas spaudimas automatiniai, pusiau automatiniai greičio dėžė ir hidraulikos sistemoje. Tai dabar aš aprodysiu, kiek nešvarumų yra šitam karterė paskutiniam skyriuje. Tokie nešvarumai kaip dažai. Tiršti, net nepanašu į tepalą. Nežinau iš tikrųjų, kada paskutinį kartą čia buvo keistas tas tepalas, bet tai turiu, kad labai senai. Traktorius yra iš Japonijos. Kada ten tie japonai keitė, neįsivaizduoju, bet štai va. Dirbau su juo nedaug palyginus su traktorium, tai per 2 metus aš galvoju, jis negalėjo man taip užsikimšti. Filtrą aš nesaugau, aš jį pakeis naujų. Tiesiog norėjau pažiūrėti, kas viduj nieko nėra, tiesiog skarbonkė kažkokia padengta tinkliukų kažkokiu. Labai nekokybiškas filtras iš tikrųjų, aš taip galvoju. Na, aš nusprendžiau ardyti viską. Visą hidraulikos čia sistemą paskirstytoje, viską išvalyti, nes kadangi tą tiurlą, kur buvo apačioje, aš įtariau, kad ir kitur galėjo patekti. Negali taip paprasčiausiai ant viršaus supilti vėl tepalą naują, ant viso šitą brūdą. Todėl aš rekomenduočiau, kad reikėtų viską išvalyti kapitaliai. Na, čia yra paskirstytojas, kurio pagalba bėga tepalai ir kelia hidrauliką. Nu, čia yra kardaninio velnio. Visi bėgiai. Juos aš irgi išimsiu,
pravalysiu, praplausiu po spaudimo nuo visų nešvarumų. Traktorius, man atrodo, yra senas, kokiu 80 metų, bet iš tikrųjų detalės vidų yra visai neblogos, nesusinešiavusios. Tiesiog reikalinga jam priežiūra. Kartais išimti, pravalyti viską, užpilti gerą kokybiško tepalo. Nu, kaip mes matom, kad šitas brūdas visur pateko ir apie kokybišką hidraulikos veikimą galima čionais užmiršti. Todėl reikia viską išimti ir išvalyti. Ir tada galima būti tikram, kad viskas bus gerai. Nu štai aš nuėmiau visą tą kardano bloką. Reikės išvalyti taip pat nuo visų nešvarumų. Ir tik paskui atgal sudėti. Taip pat reikėtų patikrinti, ar nėra sutrinti guoliai, ar nėra kleibėjimų, liufto visokiausių. Mano atveju visi guoliai buvo kuo puikiausia forma, todėl man nieko nereikėjo keisti. O štai mes matom šitam karterė tepalų, kiek va tenais susikaupusios šios visos masės nešvarumus. Jie nebuvo taip paprastai labai išvalyti iš tikrųjų. Reikėjo po spaudimo viską išplauti. Įnaudojant chemiją. Čia yra vidurinis skyrius, kur greičių dėžė, o čia yra pusiau automatinė greičių dėžė. Čia nesijungiasi bėgiai, kurie stumdo traktorių pirmin atgal, o vidurinis skyrius jau tai pagreitina ir palėtina visą reikalą. O čia yra senas filtras, išplautas, bet, kaip sakiau, jis man nelabai patiko, aš jį pakeisiu. Tokiu pačiu man neišėjo pakeis, kadangi aš jo neradau. Važiuoti į Vilnių ar kas prekiauja tais japoniškas traktoriais per toli, kur aš gyvenu. Todėl aš nusipirkau iš Litagros tokio filtrą, kuris buvo skirtas hidrauliniam tepalui. Teko nupjauti viršų nuo seno filtruko ir privirinti prie šito naujo, kadangi netinka ilgis. Bet problema labai didelių nesudarė čionais. Sandarumui panaudojau nuo Volkswageno priekinius supurtų gumą. Aš ją stipriai prispaudžiau, kad viskas būtų gerai. Ir viskas. Ir tepalas iš šonus niekur nenuėjo man. Ir tokiu būdu aš pasidariau tokį filtrą. Štai turim naują filtrą ir viską išvalytą. Užpilsim naujo tepalą ir žiūrėsim, kas bus. Tik tokiu būdu reikėtų pilti naują tepalą. Be išimimo šitų visų detalių. Viską išplauti neįmanoma ir viską išvalyti rankomis per va tokią vaskilutę. Todėl reikia viską kapitaliai išimti ir išvalyti, išplauti po spaudimą. Dabar dėmesio, kada dėsite
šį kardaninį bloką, jums reikia į šitas vaskilūtis, į tos trapelius, įkišti va tos įsikišimus, kur meta bėgius. Čia yra labai svarbu. Ir viskas. Taigi aš užpiliu naują tepalą, viską sudėsiu atgal kaip buvo. Kaip ir sakiau, nepamirškit, kaip jūs nuimat, kad žinot, kaip paskui viską įdėti. Ypatingai, kas liečia bėgius. Kaip kardano, taip ir varomosios dėžės. Nu štai aš viską paėmiau ir rezultatas iškart mane iškai nudžiugina, kadangi važiuoti traktorius pradėjo iš karto. Tik hidraulika kol kas man nekėlė. Nes aš kaip paskui pamačiau, reikia viską norinti. Yra tam tikri štuceriukai, kuriuos atsukant išeina visas oras. Ir kada išeis visas oras, tada man pradėjo kelti hidrauliką. Pagal tai, kaip bėga skystis tepalas, galima spręsti, kad viskas yra gerai su hidraulikos siurbliu. Ir keisti jo nereikia. Kol kas dabar nesusidarimas spaudimas dar, kadangi dar buvo sistemai oro. Aišku, kada išeis oras, spaudimas bus labai didelis. Ir jau štuciuką mes taip negalėsim atsukti, kadangi tepalas pilsis labai dideliu spaudimu. Kaip mes matėm, kilo burbuliukai. Bet kada oras išėjo, viskas. Hidraulika vėl pradėjo man kelti. Aš ją išbandžiau su plūgais,
viskas kuo puikiausiai. Taigi, nebūtina iškart, kaip ir sakiau, kažkur skambinėtis ir atidarinėti traktorių taisyklas, kada viską galima pačiam pasidaryti. Tiek jeigu jūs norinėsit, kaip aš kitas iki jau dariau, aš čia jau užsukau štuceriuką ir per šnangutę nuleidau visą tepalą atgal į greičių dėžę. Matot, tik daug oro, burbuliukų. O turi eit švarus tepalas. Tai man reikėjo luktelt kelias minutės ir viskas veikia. Nu dabar apžvelgsim, kaip traktoriukas veikia po nedidelio remonto. Iš tikrųjų nebuvo sudėtingas remontas, tik tai reikėjo pakeisti tepalus ir filtrą. Bet prieš tai reikėjo viską išardyti. Kadangi reikėjo viską įsiplauti ir patikrinti, ar niekur nėra pagedusių detalių, tokių kaip subyrėjusių guolių arba tarpinių suplyšusių. Vis tiek reikėjo viską apžiūrėti ir viskas veikia, dar nebuvo kas sudrožti. O čia pasidariau tokį vamzdį išmetimui, kadangi kai važiuoji, tai tiesiai tave pūtė pastoviai išmetamusias dujas. Nepagalvoju gerai čionais, iš tikrųjų tie japonai. Nu, dabar parodo, kad hidraulika iš tikrųjų veikia kuo puikiausiai. Ir kaip sakiau, remontas nebuvo labai sudėtingas, bet jeigu aš būčiau atidavęs į taisyklą, tai būčiau sumokėjęs kokius 300 eurų tikrai už darbą. Tik tai, neskaitant detalės. Janmaras šitas be problemų tempė 2 korpusų plūgus, taip pat rotacinę žoliapjovę iš 2 diskų. Jeigu nėra daug žemės, kokį 100 hektarų, jeigu turi kokias 4-5, tai sočiai užtenka tau šitą traktoriuką. Taipogi aš pasidariau čionais generatorių rusišką primontavau, kadangi japoniškas ten ne generatorius, kažkokia dinama buvo, niekam tikusi, kuri nieko nekrauna. Ir dabar pasijungiau rusišką šitą generatorių ir nuo jo pajungiau aš visos elektros įrenginius. Taip pat primontavau ventiliatorių papildomą, kadangi vasarą būna karšta ir kad traktoriukas neperkaistų, pasidariau tokio ventiliatorių. Ištraukiau jį iš seno Volkswageną ir problemų su perkaitimu daugiau nėra. Ateity valysiu purkštukus ir kai bus laiko, įlysim į variklį. Reikės perinkti variklį, pasižiūrėti stūmoklių, gal žiedų reikia pakeisti, apsižiūrėti, kad viskas būtų tvarkinga. Tai va, tiek norėjau parodyti šitam video, kadangi pats neradau video nei lietuvių kalboj, nei rusų kalboj, tai nusprendžiau pats pasidaryti remontą ir parodyti, gal kam padės. Kad žmonės nebijotų remontuoti patys, nes iš tikrųjų nežinia, kam tu atiduosi ir neaišku, kas tau kaip suremontuos, kad nereikėtų dar labiau gailėtis, kam atidavai kažkam. Tai va, visiems sėkmės, bandant pačiam remontuoti traktoriukus. Nėra tai labai sudėtinga. Svarbiausia nebijoti.